Nu ką, galim sveikinti naujus čempionus? Ačiū, kad sveikinat. Mes tikėjomės sunkesnių varžybų, bet išėjo taip. Galbūt tai padėjo gera gynyba, kurie dirbome 2-3 savaitės, pastarąsias vien gynybai, ne puolimui. Ir to pasiekoje, aš galvoju, komandos susikaupimas gynyboje ir lėmė pergalę tokiu dideliu skirtumu. Viso sezono metu, galima sakyti, labai užtikrintai nužygiavot. Ar galima sakyti, kad iš komandos išspaudėt viską, ką įmanoma? Nu, mes tarp 98 statėme dėl to, kad visi pasižaistų žaidėjai. Buvo visai kiti tikslai, bet aišku, finalas visi nori laimėti, tai ir buvo mūsų tikslas laimėti finale. Noriu padėkoti visiems žaidėjams, kurie prisidėjo treniruotėse, varžybose ir už jų ribų. Nu ką, galim sveikinti naują čempioną, sveikinam, kokios nuotaikos? Geros labai. Laimėjom ant 32 taškų ir tikėkime, kad visai bus pirmos vietos visą laiką. Ar tikėjotės tokio finalo? Taip, tikėjomės, nes jie tikrai nėra stiprus ir daug kartų esame laimėję. Kur jūsų komanda didžiausia stiprybė? Nežinau, gal gynybai, nes dabar pradėjom dirbti daug gynybos, dirbom, ruošiamės finalui. Vaikai šiandien iškovojat sidabro medalius. Ne auksas, bet vis tiek sidabras. Ar ne liūdna? Ne, mes jaučiamės labai laimingi. Tėvai! Mes laikėme savo, saldi pergalę, ką galim. Visai, mes džiaugiamės antrąją vietą, nors būtų daug smagiau paimti pirmą. Bet svarbu, kad paėmė prizinę vietą ir tai ne trečio, antra. Momentais pritrūko mums žaidimo, bet buvo tokių atvejų, tokių momentų, kai mes labai stengiamės ir gerai žaidėme. Šias šimtinės. Iš kitos pusės turit kur tobulėti, kaip galvojat? Taip, Galima metai, dar daug metų, patobulėsim. Manau, stengsimės ir pasieksim daug savo gyvenime. Ateis stovyklą padirbėsim ir viskas. Ir kitais metais ruošiamės apžaisti. Mes už Perkūną! Treneriai šių metų mažajam finale nukovėt savo pagrindinius konkurentus Tornado atstovus ir po atkaklios kovos pagrebėt šių metų bronzą. Čempionato metu geriau buvo sužaistos varžybos ir didesniais rezultatais mes laimėdavom. O matyt finalo metu vaikai jaudinasi ir sulošė truputėlį tokias prastesnės varžybas. Pradžioje jiem nesisekė, bet paskui jie rado savyje jėgų, susikaupė ir taip laimėjo. Ačiū visai komandai. Kovoja visi. Sakyčiau, gal galėčiau už šitas varžybas galėčiau skirti tris žaidėjus. Tai Kazakevičius, Arštikys ir Oksas. Tai ir šitus tris žaidėjus įskiriu dėl to, kad ir už šitas varžybas jie gerai sužaidė ir jie viso čempionato metu labai gerai žaidė. Mums truputėlį nesisekė, visas čempionatas buvo labai gražus, bet į pavasarį mes daug žaidėjų netekome. Augustinas Viršilas buvo ranką susilaužęs, tai šiuo metu žmogus 2 mėnesius nesportavęs, tik tais dabar jis čia pradėjo dalyvauti. Visi žinom, kad trenerio darbas yra labai sunkus, atsakingas. Ar galima sakyti, kad medaliai atperka tą visą tokį sunkų darbą? Na, gal medaliai neatperka, gal daugiau pats darbas yra įdomus. Jis teisingai sunkus, jis gal ne visą laiką yra pelningas, bet yra tokie momentai, dirbi ir kažkas vaikas padaro, kažkam išeina ir tikrai dėl tokių akimirkų yra smagu dirbti. Kalbame su perspektyviausiu LKL arbitru Gyčiu Vilim. Gyti, tau tenka teisėjauti ir aukščiausiai Lietuvos krepšinio lygoje ir šiandien dirbi vaikų finale. Kokį įspūdį palieka vaikų krepšinis? Na, vaikų krepšinis išsiskiria to, kad čia vyrauja emocijos ir vaikų tikras noras nugalėti. Gal kažkiek jiems trūksta dar technikos, kurie, savame suprantama, su metais patobulės, tačiau norų nugalėti jie tikrai nenusileidžia net aukščiausios klasės žaidėjams. Jų gal net noras yra didesnis laimėti negu aukščiausiame lygyje. Mažiausia amžiuje yra ta didžiausia meilė krepšiniui. Kai kurie žaidėjai išlaiko jį iki pat karjeros pabaigos, o kai kurie žaidėjai ją praranda vėliau. Šiame sezone Kauno krepšinio mėgėjų lyga pradėjo bendradarbiauti su aprangos lyderiais Champion. Džiaugiamės nauja partnerystė.
Taip, mes taip pat džiaugiamės galėdami remti jaunųjų krepšininkų lygą. Taip pat dalyvaujam kitose projektuose, dovanojam prizus. Emocijos liejasi, kaip matot, per kraštus. Džiaugiamės, kad galės vaikai dėvėti mūsų aprangas, džiaugtis kitais mūsų prizais. Norim, kad jauni krepšininkai susipažintų su mūsų produkcija, suprastų, kokia jį kokybiška ir patraukli. Labai smagu, emocija, judesys, vaikai puikiai pasiruošę, matosi jau lyderiai. Tikrai puikia atmosfera ir labai džiaugiamės dalyvaudami ir būdami dalis šito renginio.